Renkame geriausią 2010 metų knygą. Į metų knygos titulą paauglių kategorijoje pretenduoja Gentrutis Morkūnas parašė 5 knygas vaikams. Čia yra 4 iš jų, Velniškai karštos atostogos. Prieš tai yra parašęs daug negrožinių knygų, gal tas kažkaip ir jaučiasi ir grožinėse. Tiesiog jis pradėjo rašyti knygas vaikams jau išmiklinęs ranką. Į kaimą mane atvežė birželio 15-ąją. Atvežė pas tetą. Pas senelius neveža jau 3 metai. Mama sako, kad seneliai senoviški ir atsilikę žmonės, todėl nieko gero manęs išmokyti negali. Mat vaikas kiekvieną minutę turi mokytis, net miegodamas, taisyklingai kvėpuoti ir nesispardyti. Tad važiuoti pas žmonės, kurie miegodami knarkia arba valgydami čepsi, būtų tik vaiko gadinimas. Sutinku, negaliu nesutikti. Tuo labiau, kad aplankome net ir knarkiančius ir čepsinčius senelius 2 kartus per metus pagal tėčio sudarytą tvarkaraštį. Tas tvarkaraštis tikras stebuklas. Jame surašyta, ką veiksime visus metus. Kada važiuosime pas senelius, kada grybausime, pirksime kelnes ir keptuves, valysime langus ir valgysime brokolius. Tvarkaraštį tėtis sudaro klausydamas balandžių burkavimo mūsų balkone ir skaitydamas senus autobuso bilietus. Apie ką ši knyga? Knyga apie atostogas, bet atostogos yra nepaprastos, yra ypatingos. Iš pradžių jos prasideda pagal labai griežtai pagrindinio herojaus tėčio sudarytą tvarkaraštį. Paskui veiksmas pasisuka labai netikėtai. Iš tokių atrodytų nuobodžių atostogų galima taip numatyti, nes vasarą iš vasaros kartojasi tas pats scenarijus. Tos atostogos tampa tikrai karštomis, velniškai karštomis. Ten jie sutinka paslaptingą padarą ir bandymas išsiaiškinti, kas čia toks rezga visokias pinkles, krečia visokias išdaigas, kartais labai baises. Apie tai ir sukasi siužetas.